Nu, kaip? Turi kamerą ir namo. Turi negali, ką žinau. Kodėl? Ar tai? Nuotaikos reikia. Kaupia viską, nu ką? Nieko šties, nu ką? Gyvenimas, kaip ir sakiau, nesibaigs. Kamščiai, sniego nėra. Sniego nėra. Tai bus baigiai mėlą, ir to pasnys, garantuoju. Tikrai pakeisite. Vilniaus žemė jūs myliu. Bus čia. Mes gyvename, mes neturėsime. Tokia kalba Virginijus Sirvydis įkvėpė savo auklėtinius mačui prieš Kauno technologijos universiteto komandą. Ir kalba panašu turėjo teigiamą efektą. Vytis neįprastai savo gerai pradėjęs rungtynes ėmė bėgti į priekį ir po ilgos pertraukos pagaliau atrodė nesustabdomas. Komandai į priekį vedė jos kapitonas Paulius Belevičius, dar trečiajame kėlinyje savo sąskaitoje turėjęs 8 taiklius tritaškius. Tai panašu buvo gero pradžia, tačiau apie tai kiek vėliau, o dabar grįžkime akimirką atgal. Tai Edvinas Jėzukevičius. Žmogus, kuris po to, kai iš rikiuotės iškrito kiti vidurio puolėjo pozicijoje galinti žaisti krepšininkai, priekinėje linijoje liko vienas. Kas mėnesį Vyčio ekipoje apdovanojamas naudingiausias krepšininkas ir šįkart geriausiojo laurai už pasiaukojamą kovą po krepšiais bei 100 eurų šventinė dovana atiteko būtent Edvinui. Na, jau ne vienas, jau vienas dasijungia naujas žmogus, tai gal biškai geriau jau. Pasiskirsto minutės, tai biškai lengviau. O lapkritį sudėtinga buvo? Jo, pakankamai jo. Vienas, teko vienam po krepšių. Daužytis, kovotis ir panašiai. Ką dabar pirksi? Neįsivaizduoju, gal kokias timpas, žiūrėsim, kas dar nebuvo parduotuvėje, reikės nueiti apsižiūrėti. Naudingiausio žaidėjo apdovanojimas turbūt mažiausiai iš atrakcijų, kurias gruodžio mėnesį išvydome per Vyčio rungtynių pertraukas. Štai pavyzdžiui, komandos legionierius Sheltonas Jacksonas, kuris laukia netrukus turinčio įvykti sugrįžimo į aikštelę, vienoms rungtynėms persirengė arenos apsaugininkų nykštuku ir, kaip priklauso Kalėdų senio asistentui, ėmė į rankas dovanas, bei jomis apdalino į mačą susirinkusius sirgalius. Deja, bet komandai savo fanams dovanos padovanoti tuomet nepavyko. Nepaisant puikaus sugrįžimo buvo pralaimėta 1 tašku ir tai buvo tas nemalonusis prieššventinis momentas, kurį ekipa po to taisė jau prieš tai matytose rungtynėse su Kauno technologijos universitetu. Ir jeigu nuotaikos ten Rūbinėje buvo šventinės, tai po susitikimo su delikatesu vaizdas buvo kiek kitoks. Jūs komandai, aš nelabai suprantu. Jeigu jūs ne komandai, Kubilinas pasiėmė, pasigerė. To nesuprantu. Kokią norim gynybą darykim, mes iš visko gavom taškų. Iš visko. Tikrai stengiatės, tikrai dirbot, bet iš tų tokių žaklų klaidų. Tačiau komanda metus užbaigė pergalingai. Turbūt pamenate Paulių Belevičių pataikiusi 8 tritaškius. Manote daugiau neįmanoma? Pristatome jums Marijų Užupį. Ir tai, kaip jis pataikęs 9 tritaškius, atvedė komandą į pergalę prieš Šilutę. 3 tritaškius iš kiek daugiau nei 6. Marijus Užupis. Paskutinė atakai skirto laiko sekundę. Atmeta kamuolį atgal. Marijus Užupis iš 3 taškų zonos. Antrasis taiklus antrojoje sezono pusėje. Marijus Užupis iš 3 taškų zonos. Ir tai yra trečiasis Marijaus Užupio taiklus tolimas metimas. Kelis tą kamuolį priima, tada kai jis yra po krepšiu. Ypač tada yra laisvas, yra be galo pavojingas, kaip kad Marijus Užupis. Tai namuose. Šiandien Vyčiui būtų gerai laimėti didesnių skirtumų. Marijus Užupis prie to prisideda. Prieš Marijų Užupį ginasi. Užupis vėl iš 3 taškų zonos. Ir tai atrodė kaip metimas, kuris net nereikalavo pastangų. Marijus Užupis. Trečiasis kėlinys. Stalionis Užupis, laisvas Marijus ir 3 taškai. Marijaus Užupio taškai. Metimus iš 18. Užupis. Dar 3 taškai. Marijus Užupis 26 iš viso. Žemai baudos aikštelėje, dabar puikus jo perdavimas Marijui Užupiui. Dar vieną gerą Marijus.
9 iš 12. 75% taiklumas. Daugiausiai pataikiusių tritaškių per vienas rungtynes sąraše visoje NKL istorijoje. Gal, žvagiai, pažiūrėk, kiek dar galėjęs. Būčiau, nežinau, pavažiavau. Kiek būtum įmetęs, jeigu ten toliau būtum dar pamėtęs? Kiek šiandien riba buvo? Daug, net keista, laisvo vis tiek palikdavo. Jau net ranka pavarnu galios. Bet jūs dabar kažkaip čia einat, Paulius, meta 8 bent jau, tada tu. O ką, reikia visiems vienas pavargsta kitas. Gerai, pergalę ne, bet turėjom laimėti ramiai savo. Lok tiek, kiek reikia. Aš nesprantu mūsų. Gerai, pasakyta, keičiam 1-4. Pasakyta, keičiam paskutinį ataką vėl vienas. Nu tai jūs neikite tas pagalbas, aš jums sakiau. 2 taškės yra nelaimėjimas. 3 taškės yra lygų ir pratęsimas. Sausio 2-5 valandą pasižiūrėk. Davai, pasilisi. Vyčiui antrajame rate lieka 3 rungtynės prieš Palangą, Perlą ir Jonavos sporto klubą. 3 ir 4 ratus tarpusavyje žais 7 pajėgiausios ir 7 mažiau pajėgios komandos. Vytis kol kas su 12 pergalių ir 11 pralaimėjimų balansuoja ant 7-tuko ribos.